Vykite vestuvės. Nu vėl, visi tas vestuvės peržiūri. Nu neaišku, ar jisai vedė ar nevedė. Ar yra tažėlis ar nėra tažėlis. Taip, tai yra paslaugos, kurios reikalingos. Taigi, koks mūsų uždavinys, kalbant apie žiniasklaidą? Mūsų uždavinys pasinaudoti žiniasklaidą, ypač kaip autoritetingų visuomenės informavimo šaltiniu, tam, kad mes perduotumėme savo žinią, kuri mums reikalinga yra perduoti visuomenę. Ne kaip paskalų nešiotoja, ne kaip vyriausybės gynėja, o būtent kaip autoritetingas šaltinis. Nors vėlgi, jeigu pasižiūrėsite į žiniasklaidos reitingus, jeigu prieš kokius metus 4, kai tik pradėjo publikuoti mūsų ir mūsų reitingus, aš turiu meni Lietuvos reitingus, taip mes po pirmieji visą laiką esame tas pirmieji. Tai paprastai antra būdavo arba bažnyčia, arba žiniasklaida, jie tarpusai važydavosi, dabar žiniasklaida turi štai 5-6 vietą. Būtent dėl tų skandalų, kurie neturi Висеется, штаб, сидит вето, ты нас, то года будет, как и тем, что стоит судья этого ГПС, не справлял, что ГПС, если посмотришь, что там был, ты нас и иду, там не на раму, Valtis yra maža ir negalim priimti nukentėjusių. Ir pavojinga transportuoti, aš nuo šio laikų turim guminę valtį. Aš dar papildomai, kad reikalingas į valtis narai su įranga, su technika, informuota civilinės ir plus dar sraigtasparnis, kurie rūpinsis pirmoje eilėje. Oras nustatėm, oro nustatėm, vėl kryptį nustatėm, greitį, temperatūrą irgi nustatėm, kokia kaita temperatūra. Šilti rūbai ir palapinė. Aš civilinės rūpintis evakuoti. Žmonėms, šalia reikalingos patalpos, šilti rūbai, aišku, ir maistas. Nu jo, tai Marsa, kad nuimtų tos visus, kur visą ekraną. Nes tik to nesupranti. TV3, jūs patrukdė, mes girdėjome, kad šiandien yra sudėtinga situacija. Kas atsitiko? Papasakokite. Taip yra apsamdinta teritorija po ledų sangrūdos. Yra, kiek žinome, apsamdintų sodybų, žmonių. Šiaip jau vyksta žvalgyba. Yra įsiųsta grupė, kur turi nustatyti koordinatės. Kiek sužinoti, kiek yra žmonių, yra atvykę narų komanda, šiaip šiuo momentu trūksta Namezarį ir papildomas pajėgos iškviestas, sraigtasparnis, civilinę saugą esam iškvietę, reikalingi bus žmonėm pagalba, kiek žinome, nes yra sušalę, nes yra oras šiaip vėjas yra nemažas ir... O tai čia sodybos taip yra baisiai apsemtus, kad jau žmonės reikia evakuoti, ar čia kaip? Taip, žmonės bus evakuojami. Žmonės bus evakuojami, taip? Supratau, o sakykite, prašau, kas saugos namus, kurie paliks be žmonių? Namus be žmonių, kur liks jau saugojimui, tą skirsim, kaip policija viską, aišku, mums nepadės. Turtą visą neišgelbsim, stengsimės, kaip bus galimybė išgelbėti turtą jų. Kaip jūs turto neišgelbėsite? Taigi jūsų užduotis po žmonių gelbėjimų turto gelbėjimus. Kodėl jūs turto negelbėsite? Stengsimės, kiek eina, nes yra apsemta jau. Jau ne visas turtas jau sugadinta, kiek žinome, yra. Jau matos, nes naktis buvo, didelį sangrūdą buvo ledų ir labai greitai kilo vanduo. O tai sakykite, ar yra nukentėjusių, yra sužeistų, yra žuvusių žmonių? Gal gyvuliai žuvę? Kokia situacija? Dabar vyksta žvalgyba. Vyksta žvalgyba. O kiek laiko jūs galėsite mums pateikti informaciją? Panašiai 15-20 minučių laikotarpyje. Dabar išvykus grupė jau prieš 15 minučių yra. Ir turi pranešti man koordinatės, nes atvyksta ta papildomų pagalba mums. Ir viską žinos. Gerai, ačiū. Mes po 20 minučių atėjome. Kokia yra nauja informacija? Nauja informacija yra tokia, kad yra apsemtos 5 sodybos. Taip. Iš šių žmonių yra 23 nustatyti. Taip. Ir yra vienas sunkus ligonis, 2 vaikai. Taip. 18 žmonių nusprendė jau išvykusi grupė gelbėsim valtimis. Taip. 5 žmonėms reikalingas atvežama pagalba, nes yra properšos ir ledų sangrūda. Taip. Šiaip šiuo momentu tikslumas koordinatės, kad galėtų sraigtasparnis laisvai dirbti. Aikštelė surasta nusileidimui. Yra kelio ruožas apsemtas 103 metrai. Taip. Tai o ką jūs organizuojate tam apsemtam kelio ruože? Valtimis išgabenti. Yra dar papildomai išvietos 2 valtis. O tai čia tas kelio ruožas apsemtas čia į tą kaimą, ar čia jis yra tranzitinis kelias? Jis atskirtas yra nuo mums išvykimo į reikalingą teritoriją.
O tai toje reikalingoje teritorijoje gal dar daugiau yra kaimų? Jūs neorganizuojate perkelimo? Daugiau kaimų nėra, yra tas skirtos tos sodybos nuo to kelio. Taip. Ir mes ten paruošėme jau vietą, ten dirba žmonės ir kad paimtų nukentėjusius, civilinę saugą, tam yra jau išplėsta, paruošta žmonėm, kad būtų jie nugabenti į saugią vietą. Nes jiems dabar reikalinga pagalba. Ačiū. Labadiena, TV3, mes norėtume informacijos, čia jūsų kolega truputėlį mums informaciją buvo pateikęs, ar jūs galėtumėte patikslinti informaciją, kas čia vyksta ir kokia situacija yra? Šiuo metu yra atšilo, ledų sangrūdos, pakilo vanduo lygis ir apsėmė 5 sodybas pas mus. Nustatė gaisrų gesinimo vadovas, kad yra reikalinga 23 žmonės evakuoti, tame tarpe yra 2 vaikai ir ligonės. Nustatė gaisrų gesinimo vadovas, kad yra galima valtimis evakuoti iš 3 sodybų, o iš 2 sodybų sodybos pilnai apsemtų žmonės antram aukšte ir ant stogo reikalinga sraigtasparnio pagalba. Gaisrų gesinimas vadovas nustatė koordinatės, mes organizavom ryšį su sraigtasparniu ir dabar sraigtasparnis vykdys evakuaciją iš apsemtų sodybų. Sakykite, prašau, jūs sakote gaisrų gesinimo vadovas, o tai ką ten yra gaisras? Gelbėjimo darbų vadovas, atsiprašau, galima pasitaisyti, dažniausiai būna. Supratau, o sakykite, prašau, tie žmonės, kuriuos reikės evakuoti su sraigtasparniu, jų ką yra labai pavojinga būklė? Nepavojinga būklė, negalime priplaukti per sangrūdas prie namų valtimis, o lipti per sangrūdas gelbėtojom yra per daug pavojinga ir įvertinus situaciją mes iškvietėm iš valstybės sienos apsaugos tarnybos sraigtasparnį, kurie mums pagelbės žmonių evakuacijai. O sakykite, ledų sangrūdos pastatų nenugriovė, nėra kliūčių? Kaip ir pavojaus nėra, jos dabar po biškį juda, pastatų negriauna, bet prieiti prie jų, kaip sakiau, minėjau, gelbėtojom neįmanoma. O sakykite, buvo informacija apie tai, kad yra apsemtas kelias ir kad jūs organizuojate perkelą, ar čia teisybė? Perkela yra apsemta 103 metrai kelio ruožo magistralinio. Mes stengsimės padaryti perkelimą žmonių, bet dabar policijos pagalba nukreipėme aplinkeliais keliais, nes svarbesnis dabar yra reikalas žmonių evakuacija. Kad matote, mes turime labai mažą aikštelę pagrindiniam pajėgom, kad mums neužkrautų atvykstančios pajėgos, sakykime, perkelimas ar amfibija, kad neužgriozintų mums privažiavimą reikalingesnė technikai dabartiniu momentu. Pasakykite, jums užtenka pajėgų, nes mes girdėjome, kad jums buvo išskirta mažiau pajėgų, negu jūs prašėte. Pajėgų įvertinus vėlgi situacijas, pajėgų užtenka, sraigtasparnis vienas susitvarkys, vaikai mažamečiai, kelimo tonažą gali paimti vaikus, o suaugę, kurie lieka, jie apsirengia šiltai, taip tada oro temperatūros planuoja net iki vakarą atšalimą, tai gali biškį užtrukti, bet pavojaus tokio realaus didelio grėsmės nėra. Ačiū labai.